Kartą tėtis, stovėdamas prie vandens ir žiūrėdamas į tolį, tyliai kalbėjo apie Lietuvą. Jo balse buvo meilė, tokia tyra ir stipri, kad ją jausdavome net neištartuose žodžiuose. Jis pasakodavo apie laisvę, apie žmones, kurie kėlė vėliavą net tada, kai už tai grėsė pavojus. Apie tiltus, jungiančius ne tik miestus, bet ir žmonių širdis. Ir mokė mus mylėti šią žemę taip, kaip mylėjo pats. Ne tik žodžiais, bet ir kasdieniais darbais. Šiandien trispalvė plazda vėjyje, primindama, kad laisvė nėra tik dovana, tai atsakomybė. Tai mūsų visų pastangos būti gerais vieni kitiems, stiprinti savo valstybę ne tik žodžiais, bet ir darbais. Būkime verti tų, kurie ją išsaugojo. Būkime tie, kurie ją stiprina savo gerumu, darbais ir tikėjimu.